Sveiki. Orai pas mus atšalo. Taip vėsoka, rytais tik 3-4 šilumos būna, dabar irgi nedaugiau 10. Šaltėja. O taip norisi to pavasario, to šilumos, tik vienas pavadinimas pavasaris. O va šitas bandytas, tik spėk paskui jį vaikščioti. Ganom pūmį. Taip jis išeina į lauką, bet vis tiek baisoka jį išleis dar vienam. Vyras sako, išleis, kas ten jam atsitiks. Jis jau neina, nebėga iš kiemo. Bet man vis tiek nedrasu, dar vis teritoriją aš jam rodau, vis vaikštau, dar išeinu su juo pasivaikščioti. Dabar grįžom iš darbo, išleidau į lauką, jis taip nori tą lauką. Man toks jausmas, kad jisai išvis nebuvęs lauke. Ne? Jisai nesupranta, kaip lietus lyjo. Ai, vakar lyjo lietus, jis išbėgo, jis nežino, ką tai reiškia, kas čia per reiškinys yra lietus. Mūsų va šitie kačiukai, vakatytė, lūnė, jinai išliks sausa bet kurio lietų, jinai pasislėps, jinai žino, kad čia lietus, reikia bėgti namo, o pūmis, jisai lyja lietus, jis nesupranta, ką čia reiškia, kodėl ant jis šlapės, ant jo viskas verčiasi. Jisai šoko 2 metrus į šoną, lyja, į kitą pusę vėl lyja ant jo, ir jis nesupranta, kur bėgti. Mažylis. Paskui dėja, kad po namelių palindo. Mes ką tik grįžom iš darbo, dar smėlis parvažiavo iš pagrindų, vyras išveš. O aš paganysiu pūmį. Plašnaja statybos aikštelė. Jo, pas mus dabar toks landšaftas. Siaubas, mes dar niekada tai baisiai kieme negyvenom. Viskas išjaukta, viskas išversta. Čia blokeliai, ten smėlis, ten šiukšlės atvažiavo. Baisu. Nieko, pasidarys. Aš tai nepergyvenu. Kuo mažiausiai čia pergyvenu. Nežinau, kad tai be šiukšlių nepadarysi grožio. Ką nors neišvertęs, neišjaukęs, nepadarysi grožio. Vaikštau ir žiūriu į savo namą. Griūvanti būda. Jau baigė šitas takelis, laiptai tai yra nubirėti. Po žiemos visai suskeldėjo durys, šita būda. Mes jos dabar neremontuojam, nes jinai griausis. Kai mes įsikėlėm į šitą namą, buvo klausimas, ar išorė, ar vidus daryti remontą. Ir mes taip pakalbėjom su vyru, paplanavom ir nutarėm pasidarysim vidų. Nes reikia gyventi, reikia patogiai, reikia grįžus iš darbo, kad būtų vanduo, būtų vonia. O čia nebuvo nieko. Čia buvo paprastas sodo namas su lauko vandeniu, kur nebuvo net žiemą vandens, tik vasarinis vanduo buvo. Bet taip jis buvo toks pečiukas. Stačiamalkis toks būdavo, šildydavo, per vidurį stovėjo stačiamalkis ir šildydavo 3 kambariukus tokius, kamarytės aplinkui. Tai mes pakalbėjom su vyru ir nutarėm, kad pasidarykim pirmą savo patogumus, kad būtų vanduo, būtų kanalizacija, būtų kur maudytis, ramiai įsimiegoti, normalus šildymas, šiltas namas būtų. O kai jau vidų susitvarkysim, išeisim į išorę. Dabar atėjo tas laikas, kad jau laikas išeis ir į išorę. Ir išėjom. Tik tai pradėjom ne nuo namo, o nuo takelių darimo. Ir mes visada viską patys darom. Mes nežinau, kažkodėl tai, kai dirbi statybose, atmuša norą tau kažką samdyti. Realiai sakau, atmuša norą, kai pačiupinėjai kitų darbus. Aišku, čia nenori pasipūtimas, čia mes tik vieni gerai dirbam. Ne, čia ne pasipūtimas, aš diktuoju, sakau realybę. Jeigu yra galimybė, darykit patys, o jeigu darot, daro kas kitas, kontroliuoti reikia įsižiojus. Tai todėl tokioj būdoj mes ir dabar gyvenam. Dabar tik tais išeinam į išorę. Išorės darbus keisim stogą,
Sienas tvarkysim. Sienas dar jau yra sprendimai, jau yra projektai, kokie darysim. Bet čia dasistatys priestatas iš vietoj šitos verandos, kaip jos būdos tokios jau gero vėjo bereikia, kuri nugrius. Langus susistatyti, bent jau vienodo dydžio. Nu ką, ateities planelė, ateities. Kad tik užtektų laiko ir sveikatos. Čia mano daržai. Pas mus pas su vyru nėra va tokio dalyko, kad pasidaryti išorę iš karto namų, pasidaryti ten, oi, pasimaivėti prieš kaimynus, kaip pas mus čia gražu. O viduje net nėra nei tualeto, nei vonios, lauke vanduo. Ne, geriau jau tegu ramiai pamiegoti yra, kur šiltas, geras, jaukus namas, o ta išorė tegu nejaudina kaimynų. Čia mūsų tokie, mes tokie minimalistai. Ta ir vidury išorė, bet tam reikalingi finansai. Kad galima, aišku, įlysti į banko paskolas, pasimti paskolas, pasidaryti viską ir tempti tą kabalą. Bet nesinori. Geriausia, kai pats už savus daraisi remontą. Yra pinigų darai, nėra pinigų, sustoji, taupai nėra. O kai iš banko pasimsi paskolą, bankas kaip pasakyti, bankui nepasakys, kad nėra pinigų, mokėk viskas. Tada geriau jau po biškį, bet už savus. Kažkaip tai įpratomės prie tokio nameliuko. Po truputį ir lopomės. Palikau vis dėlto pūmį lauke. Vyras krauna ten mašiną, tai paganys. Nugrūdau šiltnamio, o aš atbėgu šiandien vakarienė bus varškės apkepas. O dabar prasidės nuo šito. Mano vakarienė prasideda nuo čia. Šiandien ryte nespėjau susitvarkyti indų, sumečiau, užsikrausiu indaplovę ir pradėsiu gaminti ką nors. Ne ką nors, o varškės apkepą. Jis tikras naminis katinas, perbėgo iš lauko į dėžutę. Jis net nežino, kad lauke galima paknysti daržą ir padaryti. Šaunuolis mano pūmis, man daržiuko neišknis. Geruotis, netrukdykim ją. Labai imtimus čia reikalas. Į varškės apkepą aš paskutiniu metu pradėjau dėti saurų kruopas. Kartais, kai prisimenu, kai dar protelio užtenka užmerkiu iš vakaro, o kai užmirštu, va taip, 6 kilogramą varškės, 6-7 šaukštus kažkur saurų kruopų, ten kokius tai 4 kiaušinius, kardemonas, cinamonas, druskytės.
aš niekada kiaušinio lukštų neišmetu. Nu, būna, kad išmetu kartais. Purvina, rankos purvinos, bet visada į kompostą. Turiu kibiriuką, visada surenku ir kompostą arba į daržą. O kokią papkę pas mane aš pasidarysiu rydienai savo pietus. Žiūriu, mano pradėjo gesti baklažanas, tai pasidarysiu tokį tipo le ratatouille, tokį prancūzišką. Prancūzišką tokį daržovių troškinuką. To į darbą pietum savo pasimti. Ir tol pačiu išgelbėsiu baklažaniuką. Savo ratatouille, kaip aš jį vadinu, troškinuką daržovių, baklažanų, cukinijų, labai paprastai gaminu. Va čia lydytam svieste apkepinu česnaką, svogūną, paskui sudėsiu papriką, apkepinsiu ir vat naminį turiu pomidorų padažą. Užpilsiu jame. O atskiroj keptuvėje apkepinsiu baklažaną ir cukiniją. Ir tada paskui juos sujungiu aš. Tada prieskonius dedu, baziliką, ten pipyrų. Viskas kaip priklauso. Labai paprastai darau, nes man rytoj nėra čia kada žaisti, rytoj į darbą, kad būtų bent ką valgyti pasimti. O viena keptuvė. Va kita keptuvė, aš taip darau. Ir paskui čia, kai įsitroškins paprika, va šitam pomidorų padaže, sujungsiu su cukinija ir baklažanais. Aš taip darau. Gal kas ir kai kiti orkai tai daro, bet aš taip dviem keptuvėm. Man taip greičiau. Va taip sumaišau ir troškinu kol visai gatavo tampa. Pasigamina gatavo, tai čia per žodis lietuviškas. Kol įsitroškina iki galo, bet ne visai košė virsta. Aš nemėgstu visai kaip košė. Aš mėgstu kaip biškį pakrimsi, kai daržovytė jaučiasi. Valandėlė kepė. Mūsų apkepėlis. Tai jau truputį atvės, nes varškė ilgai kaista. Kviesiu šeimyną valgyti. Ir va daržovių troškinukas. Va ir toj pietum bus ir šiandien aš su apkepu valgysiu. Su apkepa su daržovėm. Aš labiau mėgstu su daržovėm valgyti, negu su grietinė ar jogurtu. Gal jogurtu užsidėsiu. Na taip atrodo mano vakarienės lėkštė. Apkepas visai, matot, visai normaliai nei skystas, nei kas su tom kruopytėm kepu ir tos kruopytės yra be glitimo ir be baltų miltų aš kepu apkepus. Va taip. Nes jau ir vakarėja, jau 7, kol šeima dar visą susirinks pavalgyti. Šiandien žadėjo truputį pašalt naktį. Nežinau, ar bus ar nebus šalčio. Taip ir mano vakaras ir baigėsi po darbo. Iki kitų video, draugai.